Atvažiavus į įvykio vietą su ekipažu 1904 pastebėjom, kad iš mansardos kyla dūmai. Pribėgus prie durų, to, kad atėjo nukentėjęs ir paaiškino, kad tam name gali būti dar jo draugė, mergina iki 20 metų. Atėjęs prie durų šarvuotų išgirdau, kaip mergina aimanuoja. Nubėgau į mašiną, pasiėmiau kirvuką, išdaužiau stiklą ir pastebėjau, kad jinai guli koridoriui. Lipau per langą, iškėliau ir perdaviau kitiems patruliams. Po kiek laiko atvažiavo greitoji pagalba ir merginą įsivežė į klinikas. Taip, ir lipdamas to, kad tai buvo stiklų biškį, iš to greičio neapsižiūrėjau ir biškį persipjau ranką. Ir realioje situacijoje tai per tiek metų būna visokių dalykų. Pagrindinis darbas tai su šuniu, tai va, tai su šuniu šoki kur nors paskui į griovius ir bėgi paskui šunį ir kojas kartais įsisuki, ir veidus susibraižai ir grįžti, kaip sakoma, traumuotas, bet vis tiek. Darbingas ir toliau dirbi.